Labadiena. Europos akcijų rinkose indeksai krito žemyn. Vyko permaininga prekyba, kadangi dienos metu buvo sulaukta nemažai makroekonominių naujienų. Paskutinius neigiamus akordus nulėmė žinios iš JAV apie negerėjančią padėtį nekilnojamo turto sektoriui. Baltijos šalių akcijų rinkose indeksų pokyčiai buvo skirtingi. Taline ir Rygoje akcijos pigo, tuo tarpu Vilniaus birža žaliavo. Vilniaus biržos indeksas ketvirtadienį aukštyn šoktelėjo net 2,49%. Apyvarta taip pat buvo didesnė nei įprasta ir siekė 3 200 000 litų. Konkrečias priežastis sukėlusias tokį rinkos augimą įvardinti yra pakankamai sudėtinga. Galbūt tai buvo savotiška uždelsto veikimo bomba. Ko nebeperstojo Europos biržose brangusios akcijos privertė niūrias mintis vyti šalin ir Lietuvos investuotojus. Net 20 kompanijų akcijos brango, o ir kainų augimai buvo tikrai solidus. Didžiausia apyvarta siekusi 1 240 000 litų buvo sugeneruota perleidinėjant LT akcijas, kurių kaina pakilo 0,88%. Susidomėjimas neblėso Panevėžio statybos trestas akcijomis, kuriomis buvo sudaryti 196 sandoriai, o akcijos kaina pakilo 6,34%. Akcijas po 1 litą šiuo metu platinančios apranga akcijos pabrango iki lito 54 centų. Didžiausius akcijos kainos augimus fiksavo pienininkai. Rokiškio sūris ir Vilkiškių pieninė akcijos brango po 13%, atitinkamai iki 2 litų 16 centų ir 9 litų 50 centų. Talino ir Rygos biržų indeksai leidosi žemyn. Prekybos apyvartos taip pat buvo fiksuotos didesnės nei įprasta. Talino biržoje atpigo 10 bendrovė akcijos ir tik vienos Taline Kaubamai akcijos brango 1,33%. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Esti Telekom ir Tallink Group, tačiau abiejų kompanijų akcijų kainos nepakito. Rygos biržos apyvarta išpūtė sandorį Grindex akcijomis. Taip pat nemenka apyvarta buvo pasiekta perparduodant Latvijos Kugnieciba akcijas. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.